yra svarbi kiekvienam žmogui, siekiančiam tikslų. Savaime suprantama, kad motyvuotas mokinys yra kiekvieno mokytojo siekiamybė. Juk su tokiu mokiniu dirbti lengva, rezultatas dažniausiai būna džiuginantis, o progresas lengvai fiksuojamas. Manyčiau, kad kiekvienas mokytojas gali sukurti tokias sąlygas darbui, kurios teiktų mokiniams džiaugsmą. Mano sėkmės istorija – tai projektinio grupinio darbo metodas. Dirbdami grupėse, kurdami bendrą galutinį produktą, mokiniai jaučiasi saugus, patiria kūrybos džiaugsmą, užduotis atlieka noriai. Gerėja jų motyvacija, tuo pačiu ir noras siekti kiek įmanoma geresnių rezultatų. Laurynas. You can check out the pictures and see if some work what you can put about passion. And Kipros, can you find some information about it? Okay, sure. Look, so I'll check for mistakes and add something when you're done and see how it will work with everything and synchronize. Oh, look about this. That's your work, we can add this. Sure, it looks good. Now we need to find something about it. What did you find, Kipros? Yeah, fashion. So, articles were... Okay, so we need to make a short film about food and drinks. Or the another idea, maybe we can go to a restaurant or cafe and then just with these menus and just talk about it and just this, I know, maybe describe the meal. Yes, like, just maybe, I don't know. Give our opinions. Give our opinions. Now we are cutting chocolate. Sam and Sally, I think. Yeah, so we can go to them and ask more questions about the film. Hi. I'm Jane Chris, the detective. Taking some oats, cut it almond, and put it in the oven for a little bit. 4 spoons of soft cream. 2 cups of Iš tikrųjų padeda, nes tas darbas grupėje yra toks kaip ir sujungia visus į vieną darbą ir visi stengiasi daro tą projektą ir tikrai man patinka. Darbas grupėse labai dažnai suartina ryšius tarpusavy. Geriau bendrauti su tais žmonėmis ir taip toliau. Darbas grupėse gali padėti pastebėti savo klaidas. Nes dažnai žmonės daro savo klaidas, jų nepastebi ir dažnai kiti žmonės gali pastebėti tų žmonių klaidas, juos pataisyti ir parodyti geresnius variantus. Dar grupėse dirbti yra gerai, nes tu mokaisi bendrauti su kitais žmonėmis, nes po to gyvenime visi, kaip sakant, tavęs neklausys, ką tu pasakysi ir tu turėsi taikytis prie kitų. Tai darbas grupėse iš tikrųjų kaip yra pliusas. Turbūt man labiausiai tai padarė, kad aš išmokau dirbti su tom programom. Mano, galima sakyti, varikliukas yra montavimas video ir jų koregavimas, tai tikrai man daug davė tai, nes dažniausiai tenka man montuoti video ir juos daryti. Tad tikriausiai turbūt daugiausiai išmokau technologijos. Grupėse yra tiesiog nebaisu suklysti ir lengviau susigalvoti darbo idėją. Dirbant grupėse yra lengviau kalbėti angliškai, nėra baisu suklysti ir turi daugiau laiko pagalvoti, apie ką kalbėsi. Tinka dirbti grupėse todėl, nes gali lengviau reikšti mintis, kai suklysti tave pataiso draugai. Tai mano manymu, tai yra daug tiksliau negu sėdėti kažką rašyti, o tiesiog mano smegenys tai labiau įsitempia ir jaučia ritmą, kai dirbam grupėse ir taip net smagiau praleisti laiką.